sakykit, smagiau varžybas organizuotoriuose dalyvauti. Tai aišku dalyvauti. Bet kai tokį reikia vargo vargti. Dalyvauti. Kaip nuotaikos? Nuotaikos žalios. Aha. Žalios nuotaikos. Ar pats dažnas svečias Kauno mariose? Ne. Ne, tai Palemonas ne terra incognita, nepažįstama žemė. Visiškai gal antrą kartą, kad važiavęs. O, jei, nu ir sako, naujokulis lydi sėkmė. Nu, dar visą antrą kartą važiavęs. Jo, bet nieko nelinkėsim. Labas rytas. Ar džiaugitės įsitraukę būtent šitą sektorių? Jo, viskas gerai šį. To žolės, normaliai. tas vanduo. Ir spalva jo, ir lygis. Negazina? Ne, normaliai. O čia pats svarbiausias varžybų dalyvis, ponai ir ponios, Aurelijus Štuopis, Lietuva. Banditų banditas, iš didžiosios B. Čia kaip Giedrius sakė, paskutinė minutė gavai kelionę į Turkiją. Į žalią Turkiją. Paskutinės minutės pasiūlymas. Klausyk, brolo, man atrodo, kad bent jau krantas tai jau tikrai neblogas, palyginus su Jo, kitais. čia va biškelį va kažkoks. Snusteltų, pagalvėlė. Viskas čia gerai. Sakoma laiko. Labas rytas dar kartą. Kaip nuotaikos prieš varžybas? Geras. Norėjau pasitikslinti čia spiningavimo varžybos ar fiderio? Spiningavimo. Nu tai va, aš galvoju, iš kur tos tavaltis fideriai. Salačių daug. Tai va. Andrius su guminiu ančiuku. Taip. Į varžybos atsiplukdo savo mantą. Ką padarysite, vyrai? Kitaip nebus. Kaip nuotaikos? Va kiek Puikios turto. nuotaikos, pasportavom iš ryto. Dabar eisim pasadėti. Žuvies bus. Bus gerai, labai gerai ar labai labai gerai? Pamatysim. Kaip sakė, meškerė parodys, kad Bet o sektorius tas išsitrauktas ar ne tas? 39. Tai tas ar ne tas? Nežinau, negaudžiu. A, supratau, turbūt tada ne tas. Gerai, nežino, bet atveju. Ar toli dar neštis? Į 38. O, viešpat su jumis. Gal talkos? Nori panešiuoti? Nu, daug padėsim mane. Nešk. Ar toli eisim? Iki kem 2. Na, tai ne to. Sako, компания невелика, але bardzo przyjemna. Ну, bardzo przyjemna, tak. Labai. Jeigu tu laimėsi, žinok, aš jausiuos prisidėjęs prie pergalės. Pasidalinsim tau. Gerai. Ačiū už pagalbą. Prašau. Atplaukė žvejybinė grėsmė kažkur iš Vilkaviškio, iš Suvalkijos lygumų. Iš Kauno? Iš Kauno. Tai aš sakau, kad nesigirdi tavo suvalkietiško akcento visai. Suvalkietis sako stulpus, nu pasižiūrėkit, kas čia. Ant žvejybos Čia visų ant žvejybos netaupom. Ant žvejybos netaupom. Ak, tai savo vyrai, kaip bus šiandien? Tikimės, kad gerai, nes realijos tokios, kad žuvies yra. Jau jeigu vietiniai žmonės ant tų beždžionių gaudo dabar karšius, tai tikimės, kad ir visur jo bus. Taškysis kilogramai ar gramai? Manau, kad karštis bus vidutinis. Jeigu vadinkim karštis, tai bus apie 700 gramų, 800, tokių didesnių tikrai nebus. Bet ar Gal jau- vienas kitas išaugs, bet startų... Tik vienas kitas?
didesnis ten vienas, A. nu pusantro plus jeigu tokie bus, tai vienas kitas pagrindas bus 700 tokie. Ir delninukai, nu. Tai kiek Jeigu prognozuotum ta žuvis svoris? nepabėgs, aišku, nuo mūsų presingo. Tai tavo prognozija, pirma vieta su kiek kilogramų? 10 plus? Tai turėtų 10 plus daryti, aš manau. Aš taip manau, kad jo, jeigu žuvies yra, tai 10 plus tikrai bus pirma vieta. Gal netgi ir 15. Supratau. Fortūna šypsosi tau su sektoriais? Jo, 41, tai čia panašiai kaip ir pernai metais per B lygą, kažkur va ten ir sėdėjau. Ir zoną ėmiau. Tai esi pramintais takais. Panašiai. Nieko nesakom, nieko. Kur treniravaisi toli, arti nuo čia? Arčiau biški. Taip toli, aišku, nesinešiau daiktų. Labas rytas. Taip toli ir kaip plaukti. Per treniruotės visai neblogai parodė Lietuvai. Nu, Ką gali banditai? Trečiadienį sugaudžiau kiek 10,5 kg žuvies, bet nebuvo presingo nieko. Nerijus sakė, kad 10 kg turėtų pakakti šiandien, jeigu nori būti aukštai. Aukštai, ne? 10. Nu tai tada rengsim šiandien 12,5 Gerai. su perspektyva į priekį. Jeigu gali 14. Gerai, su Gerai, ačiū. Eisim gaudyti žuvį. Gerai, šaunuolis. Rimtas ribokas, parodys kaip reikia, aš manau. Šiaip jau senai norėjau Marius. Smagu. Marius irgi tavęs norėjo. Kaip sekasi Tomukai ruoštis? Biški. Kaip nusiteikimas? Geras. Kaip kaimynai. Geri. Liuks. Viskas gerai vienu žodžiu, ar ne? Šaunuolis. Netrukdom. Čia irgi bičas neiškelmos skirtas. Labą dieną. Kaip nusiteikimas? Gerai. Kokios nuotaikos, kokie planai? Zona. Liuks. Kiek kilogramų? 15 kg. O, 15 kg. geras užmojas. Liuks. Vakar čia treniravausi. Šaunuolis. Kiek čia? Vakar buvo labai gerai? Va, per vieną. Vakar, kaip visi matėm, buvo labai gerai? Čia jau kažkokie slapti susitarimai su Fortūna. Nu. Kaip, Ruslanai, ištrauk tą patį sektorių, kur beveik treniruotės darai, ką? Kaip taip? Patrint reikia. Matai, kaip. Labas rytas. Sveiki. Kaip, Vaidai, nuotaikos? Puikiai. Liuks, kaip nusiteikęs? Gaudysim. Kokią didžią žuvį gaudysi, parodyk? Gaudysiu va tokią didžią, bet daug. O, labai gerai. Norėčiau taip, bet jau. Geras nusiteikimas. Geros dienelė. Kaip jūsų nuotaikos? Puikios. Kovingai nusiteikęs? Parodyk, kokią didžią žuvį gaudysi.
dažna kaimynas Tomukai? Čia 2 rinktinės nariai, vienas jaunimo, kitas senimo. Ruslanas panašu pakūręs. Oplia, 2 iš eilės. Eilinis. Kelintas Tomukai? Centras iš. Yra. Gražu. Kelintas? Trečias. Leidau pamatytum kokio dydžio paliko. Leido tai iš vis. Bomba? Trajaką leido kaimynas? Nu nesakyk, plojai. Aš? Atsistojęs, ne? Pavydėjau. Sakai, pats tokį norėtum leisti, ne? Gražus, oi gražus. Oi gražus. Opapa. Liuks. Labai geras. Vienas vyresnių varžybų dalyvių, bet duoda kruopų juodai. Vat patirtis. Eilinis karšiukas, Juozai? Kitokių nepagavau, nieko. Nieko, tik karšiukas, ar ne? O, žiūrėk, dar piktas visai. Ai, gražu.
turi gal didesnių? Ne. Visi tokie? Žolės leidžiu viską. Supratau. Pusę Nu, leidžiu žolės. kosmosas. Čia pas tave tas Maurinas neblogas tavo vieta. Tadas Bosas. Dar vienas karšiukas. Eilinis jau ko gero. Azono skerdykla. Gaudo ko gero visi. Visi pagavę. Daugiau mažiau reikalai liuks. Nedidelis, bet tai yra gramai, tai yra taškai. Opa. Sėdi. Kelintas, Tadai? 3 panašiai. Tik dydžių klausimai. Kelintas jau? 7. Sakė, daugiau turi. Kukulaus reiškia. Egis švisti tolimą. Bum. Trenerė su šypsena. Ignas karšiuką. Juozukas karšiuką. Nu, Juozuko karšiai Gražesnė. gražesni biškelį, tikrai gražesni. Liuks. Bravo. Kelintas? Maladėc. Didžiausias čia? Ne. Turi didesnį? Manau, kad jo. Maladėc. Šaunuolis.
Tenka terliotis rankom. Liuks, nu kažkaip stiprybės tau. Vaje. Minus graibštą. Bravo. Aurelijos Štopis. Va! Iš žaliųjų gelmių. Iš žaliųjų kombinatų. Žaliais. Maladėts, maladėts. Su visais. Nepasiduok, nors ir labai stiprus kaimynai, bet nepasiduok, šaunuolis. Labai gerai tau čia sekasi. Šaunuolis. O, čia žmogus tikrai prikalęs gražiai karšiukų. Vienu žodžiu. Kraštas dirba. Kraštas dirba. Užsikūrei? Jo. Maladėt. Šaunuolis. Gražus? Ar piktas? Tai čia kaip visą laiką, žinai. Kuo mažesnis, tuo labiau loja. Ir žolių, aišku, belė kiek pas tave. Gražesnis šiek tiek. Bet gražus. Tik, oi, geras, geras. Kylas pliuso. Labai geras. Gražu žiūrėt. Gražus karšiokas pas Ruslaną. Labai gražus. O, liuks. Tikrai nemažas. Tikrai ne pats mažiausias. Aurelijus nepasiduoda. Spardosi kiek gali. Irgi gražesnis? Oi, gražesnis. Žiūrėkit, čia jūs draugiškai abudu gražius karšius. O.
Vyrai, galima trumpą komentarą apie varžybas. Labai prastos. Daug pinigų paėmė, plius Žuvies nėra. žuvies nėra, jėgų išleista, davė raudoną nosį, pagrasino šiaip dar gatinosi gausim. Ir dar komentarą mes bijom ką ir šnekėti, Nežinia, reikia namų grįžit. ką čia rodot, kad duosit į galvą. Kai už kameras tai kietas. Ne, gerai, viskas gerai. Gaudėm. Bet A zona nenustebino intensyvumu. Nustebino. Labai nustebino. Tai jeigu va, 14 kg ir tu per vidurį. Ten atrodo toks intensyvumas bus žvėriškas. Nu, mes nematėm galo paties kaip gaudė, bet kur Juozas gaudė, atrodo, kad ten žuvis po žuvies. Gerai ėjosi, tik tai paskiau dingo arti žuvis ir tada Juozas pusiau vietinis su tada koja jau Mauritas, iš toliau bet- man paskiau vėl grįžau arti ir pradėjau mėtytis. Šiaip atrodė, kad visi gan iš toli gaudot. Susidirbau. Visi panašiai ir gaudėm. Jo, ten apie 60, mane kažkas buvo. Aš toliausiai, Ignas toliausiai turbūt, ne? Saugiau nelabai kas toli gal. Mes čia tokie gal, abu. Nu, bent jau nuo kranto žiūrint atrodė, kad Juozas tikrai kur kas arčiau gaudo negu visi kiti, o jūs tai ten... Ir reikėjo. Tai paskutinę valandą aš prašiausiai gaudžiau. Nu, žodžiu, Marius maloniai nustebino Palemonas, nes mes čia bijom dėl tos A zonos, bet Labai gerai. ir B zona tos, kurios atrodė, kad ten turėtų... Gyliai, kur yra. Taip, Tvirti viskas. aukštyn kojom. Tuom ir žavios tos Kauno Marios ir ta pati žvejyba. Ačiū už komentarą. Ateina du žmonės. Lauksim jų komentaro. Nerijus rodo, kad nekalbės, bet vis dėlto. Lakštingala negali nečiulbėti. Nerijau. Šį kartą nesučiulbėjo. Nu, Čiulbėti kaip? galima tik tais ten, kur žuvies yra. Nu, bet ar jūs Jos kalti? nėra. Nu tai va, taigi ne jūsų kalti. Jo, nu kai žuvies nėra, daryk ką nori, tai jos nebus. Bet ne paradoksalu, kad va čia žuvies Paradoksalu. pilna. Paradoksalu. Visiškai. Visiškai. Jo. Va- Žuvis va- iš vandenį- gylio, jis atėjo. Vandenį sušildė ir žuvis į ten, kur sepo. O čia taip Čia sakė skerdykla. skerdykla, jo, čia nebuvo akimirkos, kad kas nors nebūtų atsistojęs Jo, ir jo, traukė sakė, žuvies. Juozas buvo atėjęs, tai sako, atėjau, pažiūrėjau, sako, 4-5 pastoviai, sako, stovi žuvis. Taip, pumpuoja. taip, lėti traukia, lėti Tai traukia. čia tai Matau ir Kauno Marios, fainai. matau ir visi bijojusi to A zonos. O čia kas sėdėjo, irgi gaudė? Tas vyresnis žvejys Juozas Augas, man atrodo, pavardė. Jisai čia buvo kažkas. Irgi štampavosi, jis čia sakė, ir treniravosi ir čia viską sugaudė. Ir gavo. Lėčiau viską darė. Drįs jūs pafilmuoti, tokia rūpintojėlio poza abiejų labai iškalbinga. Ar ji indikuoja šios dienos reikalus? Ne visai. Ne visai, kaip sekėsi? 5 kilai. O, 2 kilai beveik. Bet jūsų zonos turbūt buvo sunkesnės, ne? Nu, aš tai jo čia, šitoj C. C, nu tai tai ir baigėsi visi reikalai, nu tai va, tai ne B. Buvo galima kažką kitaip padaryti šiandien, ar vis dėlto, nu, tokie svoriai buvo realūs ir ten tiesiog žuvies nebuvo? Kažkaip viskas normaliai, nei vieno žuvis nepraleista, viskas. Visi Aha. kibimai realizuoti. Buvo atitrūkusių, Aha. kitą kartą bus geriau. Bet tu, kaip sakant, tu tai trūkusių žuvų skaičius nebuvo kritinis, kad būtų kažką pakeitęs. Ne. Smulkiai žuvis buvo. Pas mane visus stambus palei kilogramą. Wow, 6 žuvis, 6 kilo, virš 5 kilogramų. wow. Panašu. Nesimatė, kad vaikščiotų? Vaikščio, bet labai toli. Paprastai matęs iš toli. A, nu čia irgi matėsi, kad toli, bet čia tai skerdykla buvo, tai čia tai... Nebuvo nei akimirkos, kad sukto nematytum, kad kažkuris būtų atsistojęs ir traukt. Jis buvo veiksmo, nu nieko. Čia, aišku, jau skambėjo šitą mintis, bet kad A zonai tokie reikalai būtų, nieks nesitikėjo. Niekas nenorėjo traukti. Nu, įsigavo prakeiksmą, čia traukia panašu čia, kad... Nu va, nu ką padarysi. Gerai, kitą kartą bus geriau. Ačiū už komentarą. Šiaip labai bijojom, kad tos žuvies bus mažai, bet turbūt jos buvo kokius 5 kart daugiau negu tikėjomės. Šita šventė tikrai nebūtų įvykusi be geriausių mūsų rėmėjų. Tai pirmiausia, pristatau A žūklė. Tai
Shimano, Golden Catch, Nitro atstovas, pilnas asortimentas, Prestono. Nu, feederiui tikrai rasit visko, ko reikia. Lietuviškas gamintojas Atora. Ačiū žūklės fanam. Tai Marcel Vandenende Jaukų atstovai. Paskui prie mūsų prisidėjo ir 2 vietinės parduotuvės. Tai Fisheris LT, kuris taip pat dalyvavo čia, ir Žvejyva. Mūsų žvejyba Dugninė meškerė, tai yra tokia parduotuvė Dugninė LT. Kur rasit ir sportininkai, ir paprasti žvejai. Mūsų zonų nugalėtojams prizus įsteigė UAB Masalas žuvims. Tai Champion Feed, Trapper Jaukų, Lorpijo Jaukų atstovas, nu ir be abejo gyvų masalų, kur turbūt 100% Lietuvos... Kaip? Magnatas. Turbūt 100% Lietuvos parduotuvių aprūpina gyvais masalais. Tai ačiū dar kartą visiems. Kaip žinia, šitos varžybos buvo ne tik varžybos. Tai buvo renginys skirtas labdarai. Tai paplokit savo. Ačiū. Trumpa ataskaita, paskui pasidalinsim ir bendruomeniai savo, tai surinkom nedaug nei mažai 1790 eurų, kuriuos pervesim Raudonų Nosių organizacijai. O ir tikimės, bus daug šypsenų ir paskaitins kažkam tai nuotaiką. Tai dar kartelį ačiū. Ir nežinau, ar pastebėjot ar nepastebėjot, bet kai paskelbėm varžybų pradžią, parašėm nuo 35 eurų. Tai atsirado žmonių, kurie pervedė truputėlį daugiau. Tai mes turim tokią simbolinę dovaną dosniausiam dalyviui. Tai yra Mažvydas. Kur Mažvydas? Mažvydas antrasis. Bravo, šaunuolis. Šaunuolis pakoja. 5 vieta, auksinis penketukas, 5 kg 10 gramų Mindaugas Irackas. Sveikinimai. Iškardžiak su slepiais duoda man, ne? 4 vieta, 20 gramų apgaudžius, 5 vieta, Marius Vieta. Ir auksinis trejetukas. Oi, akiniai. Big Fishas, 3,5 kg. Lieka Rokas Petkevičius. Kur karštis mokykla jau? Auga. Kuriam ten darau? Ne viskas. Čia nuo Raudonų Nosių mūsų vyrai. Vienas žuvis man viso dienos Ir gado nominacija. Bravo. Nepabėg po varžybų, kada viskas pašnekti. Trejetukas. Bronzinis medaliukas. Ruslanas Rybakovas. O, sveikinimai. Gal padėt Ruslanui? 2, 3, 4. Ačiū. Bravo. Antra vieta, antram sektoriui šito žmogaus jau labai daug podiumuose. Egidijus Bičius. Šaunuolis Egidijau. Šaunuolis. Gal padėti Egidijui, jis nesuneša. Tegul ar ne? Atsinešė platformą ir prizą nusivežti. Šaunuolis Egidijau. Pirma vieta, auksinė. Pirma vieta, 18 kg 600 gramų. Kosmosas, Hebra. Virginijus Žura!
Jonas maudosi. Treniruočių geriem nereikia. Supratau. Kaip tau sekėsi šiandien? Trumpai. Nu, pradžia buvo labai sunki, nes sektorių blogai įsivaliau, tai daug žuvies leidau labai. Paskui biškį griežčiau pradėjau traukti žuvį, viena po kitos sėtą ir pasisekė. Vienu žodžiu, turėjai problemų tikrai su žolėm, su sektoriu, su visa realizacija, bet, kaip sakai, antroji pusė jau tiesiog jėmiai griežtai, ar ne? Taip, susitvarkiau su tais reikalais ir viskas tvarkojo. Liuks, o kaip žuvies aktyvumas? Kibo pastoviai ir reikėjo burtų? Pastoviai. Skerdyklą, ar ne? Tai reikėjo paduoti karpytą masalą gyvo. Ir susitvarkyti su realizacija, ar ne? Vienu žodžiu, šitoj karštoj ir ilgoj ir skausmingoj dienoj tavo finišas labai fantastinis, ar ne? Ar tikėjai gaudydamas jau varžybų pabaigoje, kad imsi zoną, ar aplinkui irgi chebrytė neblogai gaudė? Visi neblogai gaudė, tai svarstyklės parodė. Viskas paaiškėjo pačioj pabaigoje, ar ne? Taip, nes buvo kova žuvis ir žuvį. Gerai sugaudėjai, šaunuolis, dar kartelį sveikinimai ir iki kito susitikimo ant kranto, šaunuolis. Iki. Papasakot, ar buvo, nežinau, sunku, labai sunku, tikėjais panašau. Labai davė treniruotės, 3 treniruotės turėjau visos, buvo labai naudingos. Ir ką aš galiu pasakyti, veikia sliekas, naudoju tik slieką. Kaip treniruotėse, ką buvai, kaip sakant, susiteistigavęs, taip ir viskas vyko per tavo planą, ar reikėjo kažką keisti? Taip, pirmą treniruotę aš vienintelis turbūt slieko turėjau ir pajutau, kad jisai veikia. Antrą treniruotę tai jau dirbinėjau jauką, tai jau pamačiau, ko reikia. O vakar dieną prieš penktadienį tai jau gaudžiau, tai jau ir pasirodė tas karšiukas. Kauno Marius ir sliekas šiandien ne pernelyg drąsu? Nu, mes prieš 2 metus Palemano laimėjom su slieku. Supratau, daugiau klausimų nėra. Ačiū tau dar kartą, sveikinimai ir gero krepšinio. Ačiū. Davai. Iki kito karto. Važiuok baliavoti. Taip. Yra ko. Mūsų Big Fish laureatas, pagavęs didžiausią dienos žuvį varžybų, kuris svėrė 3,5 kg. Bet, kaip ir pats sako, ne vieną gerą pagavo. Tai kokia ta paslaptis? Kaip taip sekėsi šiandien gerai? Nežinau, iš pat pradžių pradėjau su matiliais, bet 12 valandą dariausi treniruotę penktadienį ir pamačiau, kad 12 valandą pradeda veikti dideli masalai, tai kaip dzikai pinkai. Tai visiškai išėjau į atvirą žvejybą, susidėjau labai stambius masalus ir tiesiog pagavau visus 3 didžiausius karšius. Tai vienu žodžiu, didelės žuvies paslaptis yra didelis masalas, ar ne? Kaip dienelė, kaip orelis, kaip žvejyba, kaip įspūdžiai? Atspartavom, pavargom, 15 kg sugaudyta, buvo ką veikti. Liuks. Viskas gerai. Nenuobodžiavot, ar ne? Rankos gleivėtos, karšių daug, ne? Karšių daug. Vanduo žalias, bet negąsdina, ar ne? Taip.